Jonas pasiūlytas šitam apdovanojimui todėl, kad yra išskirtinis medžio drožėjas, apimantis įvairiausios kūrybos žanrus šioje vietoje ir būtent išsiskiriantis muzikos instrumentais. Šitokių žmonių yra tikrai labai nedaug Lietuvoje, todėl aš labai džiaugiuosi, kad galėjom pristatyti Joną šitam apdovanojimui. Ir aš manau, jis tikrai vertas, nes jo darbai yra muziejuose, yra išleista knyga muziejaus. Čia skamba dainos per skamba kanklių festivalį. Jo kanklėm groja begalybė ansamblių. Gal ne begalybė, bet aš žinau, kad tikrai daug. Ir dėl to Jonas. Vaikų žaislus, žiūriu, nukrenta labai įdomi forma, žinai. Ir kaip jie išmesti. Tai vat šitą skulptūrą dirbau, sušilau, žinai. Ir atsisėdau, tada, reiškia, išdrožiau šitą mažytį lapę, todėl kad reikia šiek tiek viską su protu daryti. Bet būna darbelių, kai reiškia, užbaigiu po 20 metų, po 30 metų, kaip kažkur tai užmetu į kampą, po to ateinu į tą kampą, žiūriu, nu tai čia reikėtų užbaigti. Mano pavardė Jonas Bugailiškis, aš esu tautodailininkas, užsiemu skulptūrą pagrinde, muzikos instrumentai, vaikų žaislai. Nu ir šiek tiek, reiškia, dar visokių kitokių darbelių, tai pagrinde. Prieš nepriklausomybę kūrėsi labai daug etnografinių ansamblių. Ir kaip tik susitikom, buvo, reiškia, pleneras ir pasikvietėm folklorinį ansamblį. Reiškia, folklorinio ansamblio vadovas buvo Evaldas Vičinas. Ir taip įsikalbėjom, prie stalo susėdę, kad jis sako, trūksta muzikos instrumentų, kaip juos pakelt, reiškia, tuos visus atgaivinti, kadangi labai daug, reiškia, kūrėsi folklorinių. Ir taip, ir sakau, Evaldai, ateik į dirbtuves, galėsim pabandyti. Tai pirmas kankles, reiškia, padarėm su Evaldu Vičinu. Ir po to prasidėjo, žinai, galvoju, kodėl nepadaryti daugiau visų instrumentų. Vaikų žaislai, tai gavosi taip savaime, augo mano vaikai, reikėjo, jie jau čia net, man atrodo, 8 mėnesių miegojo ant palangės, kadangi senamiesčio palangė plati. Tai jiems, reiškia, pradėjau daryti tos medinius žaisliukus, o po to pagalvojau, kodėl daugiau nepadaryti ir į parodas, ir tuo pačiu, kokie buvo tie vaikų žaislai. Daugiausia tai įsimintiniausia ir žaismingiau tai edukacijos, kai ateina vaikai. To vyresniems vaikams įstatau kelmą, nesvarbu kokį. Čia padedu kaltų šiek tiek ir tada lygiai taip pat irgi aš laikau kaltą, o jis su plaktuku. Tai tokie pirmieji, reiškia, edukacijos, aš laikau kaltą, o jis arba su abiem rankom, arba su plaktuką duodu lengvesnį. Visi medžiai pasiduoda drožybai. Pagrinde gal mažas skulptūrėlės tai darau iš liepos, reiškia, prisiruošęs jų labai daug, o ąžuolą pasilieku jau tokiam didesniam projektam. Kanklės, daugiausia kanklės, tai tų kanklių esu padaręs jau virš 1000, tai turi labai daug ansamblių. Paskutiniu metu labai daug tautiečių po pasaulį išvažiavo. Tai dabar ką tik tai nusiunčiau sutartinės kanklės į Belgiją. Įgyvendinti noriu projektą, tai čia buvo labai sena svajonė, tėvo biustą. Jo, tai truputį, reiškia, visą laiką taip užeina mintis, bet po to praeina, reikia susikaupti. Tai svajonė. Ir įgyvendinsiu. Medis tai man Dievas yra.
Antras.